Gyveno senelis ir senelė. Nieko daugiau neturėjo, tik gaidelį ir girneles. Kai tik gaidelį suranda grūdą, senelis jį suma girnelėmis ir iškart maišas mygtų atsirado. Senelė duonos ir pyragų prikepa. Sužinojo ponas apie tokias girneles, kurios iš vieno grūdo pilną maišą primala. Atvažiavo pas senelius ir atėmė girneles. Pagailo gaidelių seneliui, tada išėjo jis į dvarą girnelių atimti. Kaip tu toks mažas iš pono girnę atimsi? Klausė senelis. Nesvarbu, kad mažas, vis tiek atimsiu. Atėjo gaidelis ir gėda. Ponas, atiduok girneles. Ponas, atiduok. Supyko ponas, čiupo gaidelį ir įmetė į jaučių tvartą. O gaidys ir sako, kurkliai, reik jaučius. Kurkliai, reik jaučius. Išskrido gaidelis ir gėda. Liko ponas be jaučių. Ką? Dar labiau supyko ponas ir įmetė gaidelį į šulinį. O, svečius. O gaidys ir sako. Liko ponas be vandens. Kas čia? Dar labiau supyko ponas ir įmetė gaidelį į ugnį. O gaidelis ir sako, kurkli, pilk vandenį, gesink pano ugnį. Ir vėl gėda. Liko ponas be jaučių, sudegino ponas malkas, vandens neturi, nerėjam čia vietą, bėg ponulį iš dvaro. Įsigando ponas ir išbėgo. O gaidelis pasiėmė girneles ir grįžo pas senelius. Oi, kaip senelis ir senelė apsidžiaugė.